moteris, matėt, tos judesius su klubais, čia yra... Bet aš galvoju, Arnas galėtų būti. Ne, tikrai ne Arnas, baikit. Žiauriai gerai. Ne iki galo taip švaru ir tikslu. Vis tik Zebras palenkė mano širdį ir dabar aš atiduočiau savo širdį jam. Zebras yra tikriausias finalistas. Sveiki, aš aktorius Arnas Ašmanas ir kaip žinia dalyvavau kaukėse. Jeigu šiuo metu žiūrite šitą video, vadinasi mano kaukė yra nuimta, norėčiau jūs visus pakviesti pasižvalgyti po šito projekto užkulisius ir sekti Zebro kelionę užkulisiuose kartu su manimi. Žiūrim. Štai va taip atrodo mano mokslo metai dabar prasidėjo, mokymasis, tai GBL'as. Planšetės su visais tekstais, kokiais tik įmanoma. Kiek išmokau, tiek išmokau vakar. Tiek sugebėjau pasiruošti, tiek sugebėjau. Jau kaip sakant, nebeprilaižys. And when I'm at the beach, I'm in speedo, dry band with cheese. What the fuck? Ooh, Antone, baby, matai? Ego, taip, toli. And I'm talking to myself. I'm crossing you in style. Kol kas 5 dainos, tai aš tikiuosi, kad tas 5 dainas pavyks man ir eteryje sudainuoti. Tikiuosi manęs neišmes greitai ir pavyks visiems išgirstas 5 dainas. Jaudinuosi. Nes nemoku dainuoti. Suprantu, mokėčiau dainuoti, tai būtų kažkaip paprasta viskas. Dabar, kai dainuoti nemoku, tai kažkaip pyp. Tai varau pas Zvonku. Tai važiavau pas Zvonku, mokinausi su juo, bandėm pasižiūrėti bekus, bandėm pajusti, kaip skamba per mikrofoną. Apskritai, turėjau gerą repeticinį laiką. Tai šiek tiek iš repeticijų. Pakelk akių vokus. Hei! Gyvenimo arklys. Hei! Nubėgo taip toli. Kelintą vietą žadi man? Aš dar nežinau, nuo kurio galo skaičiuoti. Bet aš manau, kad tu turi pakankamai talentą, kad liktum paskutiniai vietoj nuo galo. Kitas dalykas, ko aš labiausiai laukiu, tai pirmos laidos filmavimo. Tikrai netikėjau, nuoširdžiai aš netikėjau, kad šitas projektas gali būti toksai slaptas. Gerai, žodžiu, daug nepasakosiu, aš viską jūs pamatysite video, gerai? Tai keliaujame į slaptąjį kaukių filmavimą. Kągi, pagaliau išaušo ta diena, kai prasidės pirmieji laidos filmavimai. Ir viskas okei, kažkaip visą laiką net nesijaudinu, net negalvoju apie tą projektą. Ir paskutinę dieną, tai yra vakar, kažkaip sėdžiu ir jaučiu nerimą. Kažkoks virpuliukas, prasideda jaudulys, galvoju, čia rytoj, čia viskas to jau prasidės. Bet kažkaip šitą ištvėriau ir ką, šiandien pasiruošęs. Turiu išsikėlęs savo 3 tikslus. Pirmas dalykas – pasilinksminti ir gerai praleisti laiką. Antras dalykas – nustebinti ne tik komisiją, bet ir patį save. Trečias dalykas – laimėti projektą. Ja, bet dabar tas video, kai jūs žiūrit, jau yra vis tiek jau aišku, kada aš iškritau, kada neiškritau, tai net neįsivaizduoju. Pažiūrėsim, kas bus. Tai va. Viskas atvyko mano mašiniukas. Čia mano vairuotojas. Aš pafilmuosiu. Gal į džemperį aš užsimausiu, nes aš kaip durnelis būčiau ėjęs tokiu oru su džemperiu. Gerą dieną. Prašysiu nekalbėti kalbėsim. Gerai. Savo kambariuką. Čia, kaip suprantu, turbūt mano kostiumas kaba. Turiu savo dušą, kurio tikrai reikės po kaukės nusiėmimo. Sakė, niekur neišeiti ir dar taisyklės, ką privalau daryti, ko nedaryti ir taip toliau. Tai ką, visas vakaras nusimato čia. Ta prasme, pamačiau, kokie mano batai bus. Repetavau namie šokiukus. Abejoju, man su šitais batais pavyks, žiūrėkit. Kaip aš pašoksiu kažką. Mano galvos dydžio kablas. Gerai, nu. Gavau ir per šinaitę. O taip. Nice. Šit neslėpsiu, jaučiuos kaip Michaelas Jacksonas, biški. Paėmė tamsesnį kamurkę. Oh yeah. I'm sexy and I know it. Cool, man patiko. Tu čia, aš to galiu iš karto ramiai tai, kad tu pasigalvoji. Viskas keisis. Nes tu užsidėsi kaukę, pamatysi. Bet jeigu tu aktorius, tu žinai, kad yra
galimybės, tai jas galima parodyti, tai gal ne 100%, o 80%. Aš nesuseksiu, bet šiek tiek tada juokingai būtų, kad čia pimpalas iškalystų, žinau. Ištrauk? Ne, kad tu ten naują parodysi. Režisierė atnešė kaukę man. Taip. Tyliai repetuoja. Na, jeigu kam įdomu, aš parodysiu, kaip atrodo vaizdas iš vidaus kaukės. Kišom galvą. Ir va matom tik tiek. Čia yra mano matymo vaizdas. Pašokau čia 20 sekundžių. Nėra oro. Oro nėra. Ką tik gavau nuorodą, per kurią galėsiu stebėti repeticijas, tai va vieną žiūriu. Čia va zebris stovi. Šiaip scena nedidelė. Pasidraskyti irgi neišeis tais kablais. Bet kažkaip. Gerai, labas vakaras. Šiaip fainas dalykas, kad Giedriukas irgi nežino, kas tokie čia slepiasi už tų kaukių. Aš beveik ready, apsirengiau rūbus, liku užsidėt kaukę ir dar porą rekvizitų, o šou jau prasidėjo. Šiaip jaudintis pradeda jaudintis, nežinau kaip čia bus, jaudinuosi. Pirmasis dalyvis yra nei juodas, nei baltas, tai yra zebras. Atvykę zebrė. Man labai patinka. Visiškai kol kas neaišku, ar tai vyras, ar tai moteris. Aš labai tikiuosi, kad jis dainuos Elvį Presley. Aš nekantrauju pamatyti pasirodymą. Zebriuk, tiesiog karšta visur, kur. Čia užkūrė tiek reikalų, kad čia mes su Remi turėjom marškinius prasisekti. Nu kągi, viskas, aš po pasirodymo, aš nespėjau nufilmuoti, aišku, ir parodyti, kaip aš atrodžiau iškart po kaukės. Tai aš buvau visas šlapias kaip po geros pirties. Na, o dabar persirengiau ir keliausiu namo, nes aš esu saugus ir keliauju į kitą laidą, tai žodžiu viskas gerai. Tai susimatysim kitoje laidoje. Viskas, o dabar keliauju į Zakopanę, pailsėt ir tada vėl grįšiu su kitu kūriniu. Aš toks videoblogeris pasidarysiu. Na kągi, grįžom iš Lenkijos. Biškai pafeikinau, kad aš vis dar Lenkijoje, Krokuvoj. Keliu storius iš Krokuvos, nors aš jau čia. Nu, šiaip norisi apgauti komisiją, ypač Ugnę. Tai ką? Antroji laida. Šiandien Vaidas Baumila laukia, mano apžavai daina. Ir tikiuosi pereiti į kitą laidą. Atrodo, pats metas yra įdėti story iš Krokuvos. Paskutinis stories darytas prieš 26 minutės. Tai kaip tik aš jau būsiu nuo šitos vietos nuėjęs kažkur toliau. O šitą galime dėti. Va, įdėsim Gabiją. Super. Fake it till you make it. Šiandien paskutinis esu iš 8 dalyvių, tai biškai ilgai laukti reikėjo. Ką galiu pasakyti, pasirodymas atliktas ir aš perėjau į kitą etapą. Iškrito viena kaukė ir atsilaisvino kambariukas. Seven Nation Army ką tik pabaigiau. Karštą. Aš keliauju į 5-ąją laidą. Zebriukui turiu ate iki kitos laidos. Vis iš lėto pradedu, bet arčiau kostiumo priėjęs, jausti tą tokį smarvę, tiesiog net žodžiu prasme. Kostiumas yra paskendęs prakaite. Jūs tai norit atsiprašyti visos tavo komandos ir tavęs už tai, ką jums tenka patirti šalia šitų kaukų. Šešta laida šiandien ir į komisiją atėjo man labai pavojingas asmuo. Tai yra mano kursiokė Dovilė Kondrataitė. Ir dabar gabalas bus realiai, sakykime, man jis buvo labiausiai atpažįstamas. Tai Dovilė, tikiuosi, manęs neatpažinsi. Net neįsivaizduoju, kas čia gali būti. Zebras klasiškas, absoliučiai. Taip ateina į boksą. Šiaip yra
mums labai rimtas konkurentas. Tigras. Labai geras, labai talentingas, labai įdomus ir paslaptingas. Dabar žiūriu pusfinalį atsisukęs. Nu, čia yra Linas Vaitkevičius. 100% čia yra Linas, nes žiūrint per teliką šitą projektą, daug aiškiau girdi balsus, daug aiškiau girdi, kaip dainuoja žmogus, kaip jis juda, daug aiškiau matai, nesėdėdamas tenai toj kamurkiai filmavimo metu. Tau ne tas galvoji, tu kažkaip galvoji apie savo pasirodymus, tu pažiūri iš šono, bet neįsivaizduoji, kas tai galėtų būti. Linai, linkėjimai tau, jeigu čia tu po projektui įrašom duetą, ačiū. Žodžiu, labai linksmas projektas, nes šiandien laidoje pasirodė nauja kaukė, pirmą kartą ir aš čia klausau komentarų apie tą kaukę, pasirodė ir vaduosiu jums paklausyti. Mano mintise, kaip strakalas, tai lygų ženklas yra, pavyzdžiui, Arnas Ašmonas. Labai panašu į Arną, tikrai labai panašu į Arnai. Tai neblogai. Jūs serialas. Čia, va, čia esu aš. Čia jau gerai. Tarsi, aš kuo toliau, tuo labiau laukiu atidengimo kaukės. Nu tikrai, žiauriai juokinga. Čia viskas aišku, čia yra Marius Repšys. Mariau? Čia tikrai tu. Aš jums parodysiu epizodą, kur yra Mariaus juokas ir aš iš to atpažinau. Tai supranti, kas ten galbūt jau yra? Čia Mariaus juokas. Smagu, kad Marius čia yra ir, ta prasme, scenai iš 3 žmonių 2 yra iš improvudo, tai improvudas, improvudas juda. Lieka Zebras. Krūtė. Linkėjimai tau tikrai. Nežinau, kas ten po tą kaukę, bet greit sužinosim. Eimutis Koščiauskas, Tomas Rimkūnas, Arnas Ašmonas. Prašau. Aš nesu Arno Ašmono balsas net nepakeistas. Arnas Ašmonas. Balsavimas sustabdytas, likimas nuspręstas. Nu jo, viskas aišku. Vangiai įsodinamas į karietą ir tiesiai į finalą vežamas yra Zebras. Na kągi, šiandien turbūt labai mano ilgai laukta diena, finalas. O kodėl aš laukiu? Dėl to, kad aš galėsiu dabar ramiai nusimti kaukę ir pagaliau po 14 laidų pasimatyti akis į akį su Dainium, su Ugne, su Liepa, su Tomas, su Remi. Aš kaip jo labiausiai šito laukiu momentą, tai... Ir dar tiesa apie improvudą vienas dalykas. Kažkada čia įpusėjo šitas projektas, jau rodė ten, nežinau, 8-9 laidą. Ir buvo improvudo pasirodymas ir Oskaras Viganovskis atėjo, sako, Hebra, aš mačiau kaukių laidą, tenai tikrai dalyvauja Marius Repšys. Jis yra po Zebro kaukę. Ir žodžiu, mes sėdim per improvudą prieš pasirodymą, mes žiūrim Zebro pasirodymus. Oskaras mums rodo ir pasakoja, kad čia tikrai gali būti Marius. Parodysiu keletą epizodų. Bet tai ilgai prasilaikė. Tai darai, tai gal. Jeigu čia Marius, tai eina šik. Gerai, lažinamės iš kambučios tos brangios butelio. Davai, Tu sakai, kad Marius, aš sakau, kad ne Marius. Aš šiaip sakau, kad Marius. Aš sakau ne, Kirs. Ačiū. Ir žodžiu, ir aš pats sėdžiu irgi komentuoju. Jo, čia galėtų būti Marius, čia visai panašu į Marius čia. Stovėsina lyg Marius. Balsas gal ne Marius, bet gal ir Marius. Čia, bliam, kažkaip gerai. Jis vis tiek geras aktorius, gerai pagauna. Nieko nebedarau, tiesiog mėgaujuosi finalu, viskas yra žiūrovų rankose, o aš jau savo laimėjau, aš nuėjau daugiau negu iš vis, 4 kart daugiau nuėjau negu tikėjausi, man šventė, džiaugiuosi, labai smagu, labai fainas projektas. Tai ir viskas, mano kelias
kaukėse pasibaigė, komisijos reakcijos yra auksinės. Nežinau, man labai sunku ieškoti žodžius, dėlioti žodžius, ieškoti jų, nes labai džiaugiuosi, kad taip toli nuėjau. Labai liūdna, kad jau pabaiga šito projekto ir ačiū visiems, kurie mane palaikėt, kurie balsavot ir liūdna. Kad baigėsi liūdna, bet visa kita yra nuostabu. Iki. Čiau. Tikėk į meilę, tu patikėk, ji čia.